esam oro uoste. 9:10 turėjom išskristi, bet, žodžiu, nukėlė skrydį. Tai dar lauksim iki 11 ir dar 11 tik paskelbs geitus. Tai irgi dar neaišku, ar išskrisim po 11, nes kažkodėl nukelinėja. Ir dar bairis tame, kad aš užsakinėjau per Airbnb apartamentus ir mes šiaip atskrendam į Ženevą, Šveicarijai. Tai galvau ir planavau ten paimti apartamentus ir per Airbnb ieškojau. Bet gavosi taip, kad vakar pasitikrinau, kur tiksliai tie apartamentai randas, kur užsakiau. Tai užsakiau apartamentus Prancūzijai prie pat Šveicarijos sienos. Realiai Ženevos mieste, bet kažkaip ten jau Prancūzijos pusėje, žodžiu, prie pat sienos mūsų apartamentai bus. Tai žiauriai juokinga. Tai labai įdomu, kaip ten turbūt per muitinę turėsim pereiti ar pasų poskirį, nežinau, bet jaučiu, kad tikrinsit ten pasus. Atvykom su Tomu į savo apartamentus, AKA Skylė. AKA Skylė, nu. Tai dabar einam per pasų poskirį, bet nieks netikrina. Aivo. Va. Dabar einam į Prancūziją. Esam Prancūzijai ir čia va, mūsų apartamentų šitam name. Prie pat sienos. Šitas skylė. Žodžiu, užsakinėjau apartus ir nepasižiūrėjau, kur užsakinėjau, pasirodo prie pat sienos užsakiau. Ir ne Šveicarijai, o Prancūzijai. Ir pasirodo Ženeva dalinasi tiek Prancūzija, tiek Šveicarija šitų miestų. Aišku, gražesnė dalis miesto yra Šveicarijos pusėje, baisesnė Prancūzijos. Bet parodysim, į kokią max skylę aš užsakiau. Na, turim tokį įėjimą. Liftas. Mano telefono numeris 7. Žodžiu, va įeinam. Kažkokios čia plytelės. Paėlė kaip smirda. Paėlė kaip ta prasme smirda. Tada čia kažkokios veidrodinės durys. Nežinau, man biškai šlištų nekliesti. Tada šiaip tragedija. Nu, tualetas dar norma. Bet koks čia žiaurus kvapas yra, aš nemoku pasakyti. Tada, nu čia tipo kinda ok. Bet labai lievas namas ir rajonas labai kažkoks atrodo keistas. Ir tada balkonas prišiptas balandžių. O geriausia, kad čia vat buvom radę prezervatyvą. Panaudotą prezervatyvą. Mak žiauru. Tai dar pasiskaičiau atsiliepimus. Aš nesuprantu, kaip aš užsakinėjau. Užsimerksiu, aš užsakinėjau. Nes paskaičiau atsiliepimus, tai ten keletą atsiliepimų net yra, kad kaimynų iš šalia apvogė, kad čia žiūri nesaugus rajonas, kad labai tipo vakare jauku vaikščioti ir panašiai. Tai žodžiu, tikiuosi išgyvensim per 2 naktis čia. Realiai per fotkės galvojau, kad čia žiauriai cute, cozy bus apartamentai, o galiausiai gavosi, kad čia tipo normaliai iš vidaus dar, bet patekimas tai ne kažką. Dar tas prezikas, tai čia išlikštų buvo. O ir kaina dar, tipo 200 eurų už 2 naktis, nu tai čia žiauriai daug šiaip. Dabar va Atėnuose buvom už 50 eurų nakčiai, tai ten visai palyginus buvo gerai ir rajonas buvo geras ir netoli pakankamai centro su transportu. O čia žodžiu, nusivylimas max. Tai va tokios naujienos, šiandien jau būsim namie, nes esam pavargę. Pailsėsim, nes rytoj turėsim pas Morganą Džėjų varyt. Tada šiaip po centrą pasivaikščiosim, o kitą poryt jau reikės labai anksti varyti į oro uostą. Nauja šviežia diena Šveicarijoje, Ženevos centre. Buvau suradus branšų vietą, nuvarytumėm su Tomu pabranšint.
Galvojau, tipo, nuvarysime čia po dar Graikijos kainą, atvarėm į branšą, tenai vieno avokado tausto kaina 18 ar kažkas tokio. Nu, žodžiu, belė kiek, už vieną taustą daugiau nieks neįkava, čia nieks tiesiog taustas. Tai pasižiūrėjom į kainas, galvojom, gal geriau einam kažkur kitur, nuėjom į kitą vietą, kur tiesiog šaldytuvė sumuštiniai. Tai ten buvo sumuštinis iš 2 dalių ir jo kaina buvo 13 eurų. Ten irgi toks basic, kur maksimui būna į šaldytuvą įdėti tokie greitai užkąstų sumuštininukai. Tai žodžiu, pasiėmėm tam sumuštinį per pusę. Pasiėmiau dar jogurtą ten kažkokią, 2 kavas ir 3 eurus sumokėjau, kažkoks kosmos. Tarsi, čia tai brangu, kad wow. Už bilieto talonėlį, kuris galioja 90 minučių. 60. Bet ir yra ir už 90, kur 90 minučių. Tai kainuoja 3 eurus. Kur nu visur kitur ten koks euras iki euro kainuoja. Jeigu nori dienai, ten 9 eurai bilietas kainuoja. Jeigu pasą dienos pasiėmė su autobusu važinėti. Žodžiu, nu bilietai dar bet maisto kainos kavinėse tai crazy. Tai nežinau, šiandien McDonald's gal tik valgysim, daugiau nieko. Irgi apžvalgos ratas yra, va, kaip Gdanske. Ir ten toli, ten kažkoks fontanas matos, tai eisim pažiūrėti, kas ten gero. Šiaip tai labai gražu. Čia žmonės čilina. Man tai čia grinai primena Gdanską. Žiauriai. Yra panašu. Tik tai čia žymiai brangiau. 5 kartus, jeigu ne 10. Bet labai tvarkinga už tai. Mes Šveicarijoje. Ženevoj. Tiesiog eksplorinam. Pavarysim į Morgan J. Pasijuoksim biškį. Čia neatrodo kaip ežeras, atrodo labiau kaip jūra. Čia yra ežeras. Labai keista, jie čia kalba šiaip prancūzų kalba visi. Tai panašu, kad čia kaip ir nėra jų kažkokios atskiros kalbos, nes visi absoliučiai kalba prancūzų. Čia vaikščiam aplink ežerą ir jisai turi labai daug tiltų, kur tu gali tiesiog vaikščioti. Tai žiauriai fainai, viskas žiauriai gražiai atrodo tikrai. Kiek čia daug beibių, visokių gulbiukų. Žiūrėk, kaip jie žaidžia, fainai, taškosi. Koks mažiukas, pupuliukas. Ir ten dar, čia mama su tėčiu turbūt. Ir vaikais. Einam pažiūrėti, kiek šmurkės kainuoja. 17 eurų už tautbegą. Atvirutės po 2 eurus. Atėjom į kitą pusę palei ežerą. Tai čia belė koks kiekis žmonių. Ir belė kiek visokių palapkių, maistelio. Labai daug visokių kvapų, šiaip skaniai kvepia. Ten žmonės kimarina. Tiesiog čilina. Ups. Užmyniau ant kažko. Nuo kelintų metų šitas stovi? 1891 veik pradėjo. Šitas fontanas. Šiaip žiauriai kietai atrodo iš tolo. Biškis užšlepsim, man atrodo. Čia realiai pasisuktų vėjas ir visas srovė būtų tiesiai mumis. Būtumėm tiesiog kiaurai šlapi. Anga, labai taškas. Beautiful. Centras tai tikrai gražu. Jo. Iš Skrudžo gyvenimo atsidūrėme Būžį gyvenime. Kodėl Skrudžo? Nu, nes mes tokiam rajone, hujovam. Ai.
Atėjom į Old Towną Ženevos. Esam kažkokioje aikštėje. Man yra žiauriai nudegusi galva per sklastymą ir nuslupo šiandien oda ir dabar saulė šviečia tiesiai į galvą. Plikė tavo išdegė. Tai man vėl dega labai. Žodžiu. Toks vaizdelis. Kažkokiam vyriausybės pastate esu. Atvarėm pagaliau į vietą. Laukiam prieš Morgano šou pasiimti kokteiliukų ir varysim į salę. Excited? Jo. Belekiek galvojom, kad nebus žmonių, bet belekiek žmonių šiaip. Pasiėmėm su Tomu Aperol Spritzą ir Tomas Alus pasiėmė. Tai atrodo, pirmą kartą matau, Aperol Spritzą padarė į tokį. Tomas gers kaip kavutę, bet tau. Galvoju, aš gražinsiu? Bairis. Negražinsi? Aišku, ne. Tam aš ir galvoju, gal pasilikti. Suvenyras. Davai, pasimsim paslapčiau kaip nors. Nes sakė, reikia gražinti, prašau. Bet mes gal pasimsim, žodžiu. Einam į šou. Goofy guy. Cheers. Jau vietoj, belekai laukiam. Oh my God, so it's settling. Let me go to everybody, let's make some room. God, what the fuck, bro? Motherfuckers tall as fuck. Are you from the Netherlands? Where are you from? Germany. Shit. If you go to somebody's house and you've never been there before and you're just kind of like sneaking around a little bit, right? And then you open up a closet and you see 1,000 bottles of baby oil. Suspicious as fuck. Feel the beat, it's gonna be like, oh, that's not it, shit. I believe in you. Here we go. I'm gonna hold it for you. I'm obsessed with you, girl, and there's no doubt. Bend over, let me spit in your mouth. Žodžiu, Morgan čia žiauriai patiko. Labai rekomenduojam, prisižvengiam belekiek. Dar apšildė kažkoks bičiukas iš Amerikos, nepamenu vardą, bet irgi labai geras buvo. Galvojau, kad jisai realiai daro tik live show. Tai yra ne live show, o live filmavimą ir prikolina iš žmonių tiesiog salėj, bet čia gal 20 minučių užėmė tas prikolinimas su kamera, kur kalbina žmonės, po to turėjo stand-upą, dainavo ir po to vėl su kamera ten truputį pavaikščiojo. Tai žiauriai cool. Jokingiausia, kai žmonės kalbina, nes labai jokinga, kaip jie reaguoja ir panašiai. Tai rekomenduojam tikrai. Lest vakaras Ženevoj. Rytoj ryte važiuojame į Lietuvą, tai skrendame. Ir einam labai gražiais vaizdais namo. Nusprendėm biškį paeit peškom. Šveicarijos į Prancūziją. Jo, einam dabar peškom iš Šveicarijos į Prancūziją. Su tokiu vaizdu. Nu, cute. Labai gražu. Geras sprendimas buvo priimtas į peškom. Ta proga noriu atsisveikinti. Jeigu pažiūrėjai iki galo, labai ačiū. Pažiūrėk ir kitus video, jeigu nepažiūrėjai. Būtinai reikia paspausti subscribe, laiką ir pakomentuok kažką, nežinau. Jeigu ir nepatiko. Bet ką tiesiog parašykit. Bet ką pakomentuokit. Jeigu ir nepatiko, žinosiu, kas nepatiko. Jeigu patiko, parašykit, kad patiko. Jeigu kažko pritruko irgi. Tai tiek. Ačiū ir iki. Galvojau, vlogas baigėsi, bet ne, nes su Tomu keliaujame į oro uostą ir tiesiog atsiradom tarp daug bėgikų. Ir uždarę kelią, negalim su autobusu važiuoti, tiesiog turim tarp bėgikų eiti peškom. Čia ne dėl bėgikų, čia dėl šito. Nu jo, ir dėl gaisrinės, bet ir dėl bėgikų, turbūt. Nors gal tik dėl gaisrinės. Žodžiu, chaosas. Bet aplinkui vien bėgikai.
Ta prasme, toks chaosas. Belė kiek bėgikų bėga tiesiog, nes dabar vyksta bėgimo maratonas. 7 ryto. 7 ryto, galvom, aš gavau iš žmonių nebus, tipo, važiuosim čia ramiai. Dar gale ten už manęs gaisras vyksta, tiesiog gelbėjimo operacija vyksta, belė kiek policijos, žmonės iš namų išvaryti, greitoji ką tik važiavo. Ir dar mes peškom turim eiti.